Laikas nėra tai, ką matote laikrodyje. Ne sekundžių tikėjimas, ne valandų skaičiavimas. Laikas yra erdvės kvėpavimas, gravitacijos ritmas, visatos pulsas. Ir štai paradoksas, kuris suskaldo viską, ką manėte žinantys apie kritimą. Jei pragrįžtumėte tunelį per žemę, bet kokiu kampu, bet kuria kryptimi, per polius ar įstrižai per kontinentus, ir šoktumėte į jį, jūsų kelionė visada truktų lygiai 42 minutės ir 12 sekundžių. Ne apytiksliai. Ne maždaug. Matematiškai tiksliai. Tarsi planeta būtų milžiniškas laikrodis, kurio mechanizmas veikia ne krumpliaračiais, o pačia erdvės geometrija. Kaip skirtingi atstumai gali duoti identišką laiką? Kodėl tunelis iš Londono į Sidnėjų užtruktų tiek pat, kiek tunelis per patį centrą? Kas programavo šį skaičių į gravitacijos DNA? Ir kodėl šis laikas sutampa su orbitinio palydovo periodu ties pačiu paviršiumi, tarsi visata būtų pasakiusi, vidus ir išorė yra tas pats. Kiekvieną kartą, kai metate raktus ant stalo, jūs matote tą patį dėsnį miniatiūroje. Raktai krenta, greitėja, smūgiuoja į paviršių. Bet įsivaizduokite, kad stalas išnyktų paskutinę akimirką, raktai tęstų kritimą žemyn, vis greičiau, kol gravitacija juos pasigautų ir pradėtų stabdyti. Tas pats principas, tik be pabaigos. Tas pats šokis, tik be grindų. Šis eksperimentas nėra fantazija. Tai minties laboratorija, kurioje gravitacija atskleidžia savo tikrąją prigimtį. Ne jėgą, traukiančią žemyn. Ne nematomą ranką. Bet erdvės kreivę, geometrinę harmoniją, kuri egzistuoja nepriklausomai nuo mūsų supratimo. Ir šiandien mes įžengsime į šį tunelį, ne fiziškai, bet mintimis, ir pamatysime, kaip visata groja savo giliausią melodiją. 17 amžiaus Italija. Galileo Galilei sėdi Pizos katedroje ir jo akys prikaustytės prie lubų. Ten, aukštai virš galvų, sūpuoja bronzinis sietynas, dovaną bažnyčiai atidavė turtingas pirklys. Vėjas iš atvirų durų pastūmė sietyną ir jis pradėjo lėtą, ritminį judėjimą. Kairėn. Dešinėn. Kairėn. Dešinėn. Galilėjus pajuto kažką keisto. Kiekvienas sviravimas atrodė užtrunkantis vienodai, nors amplitudė mažėjo. Platus mostas, tas pats laikas. Siauras mostas, tas pats laikas. Jis pradėjo skaičiuoti pagal savo pulsą, vienintelį tikslų laikmatį, kurį turėjo. 10 dūžių per sviravimą. 9. 8. Bet periodas išliko stabilus. Ta vakarą jis grįžo namo ir pastatė eksperimentą. Virvė pririšta prie lubų. Svoris ant galo. Jis leido švytuokliui sūpuoti ir matė tą pačią harmoniją. Periodas priklausė tik nuo virvės ilgio, ne nuo svorio, ne nuo amplitudės. Tai buvo pirmasis žingsnis link supratimo, kad gravitacija turi vidinį ritmą, matematinę širdį, kuri plaka nepriklausomai nuo išorinių aplinkybių. Bet Galilėjus nežinojo, kad atrado kažką didesnio. Jis nežinojo, kad tas pats dėsnis, valdantis sietyną bažnyčioje, valdys ir hipotetinį kritimą per Žemės centrą. Kad harmoninis sviravimas nėra tik švytuoklio savybė, tai gravitacijos parašas, jos filosofinis manifestas. Praėjus šimtmečiui, Izaakas Niutonas paėmė Galilėjaus įžvalgas ir pavertė jas universaliu dėsniu. 1687 metai. Niutonas sėdi savo kabinete Kembridže, apsuptas popierių, kuriuos dengia lygtys. Jis ką tik užbaigė principę matematiką knygą, kuri pakeis viską. Jame universali gravitacijos lygtis. Kiekviena masė traukia kiekvieną kitą masę jėga, proporcinga jų masių sandaugai ir atvirkščiai proporcinga atstumo kvadratui. Paprasta. Elegantiška. Absoliuti. Bet net Niutonas nedrįso svajoti apie tunelį per žemę. Tai buvo per drąsų net jo vaizduotei. Tik jo sekėjai, matematikai 18 amžiaus, pradėjo žaisti su šia idėja. Kas nutiktų, jei galėtume praeiti per planetą? Ar gravitacija mus sutraiškytų? Ar mes praskrietume amžinai? Prancūzų matematikas Josefas Louisas Lagrange'as pirmasis apskaičiavo atsakymą. 1775 metai.
Jis sėdi Paryžiaus akademijoje ir sprendžia lygtis, kurios aprašo judėjimą kintančioje gravitacijoje. Ir staiga, atsakymas – 42 minutės 12 sekundžių. Bet tikrasis šokas atėjo, kai jis suprato antrą dalyką. Nesvarbu, kokiu kampu grįžtumėte tunelį, ar per centrą, ar įstrižai, ar net per akordą, kuri neliečia branduolio, laikas visada tas pats. Visada 42 minutės 12 sekundžių. Lagranžas rašė savo dienoraštyje: atradau harmoniją, kuri pranoksta mano supratimą. Tarsi Dievas būtų matematikos profesorius, o Žemė – jo tobuliausia teorema. Tai buvo daugiau nei matematika. Tai buvo poezija įrašyta į gravitacijos audinį. Tai buvo įrodymas, kad visata mėgsta simetriją labiau nei chaosą, harmoniją labiau nei atsitiktinumą. Dabar įsivaizduokite patį šuolį. Jūs stovite prie tunelio krašto, tobulai apvalaus, tobulai lygaus, prasiskverbiančio per 6371 km uolienų magmos geležies. Žemiau jūsų tik tamsa ir gravitacija. Jūs žengiate į priekį. Pirmąsias sekundės viskas atrodo įprastai. Jūs krentate kaip nukritęs obuolys 9,8 metrai per sekundę. Bet kažkas keista, jūs nejuntate savo svorio. Tunelyje nėra oro, todėl nėra pasipriešinimo, nėra vėjo švilpimo ausyse. Tik tyla ir vis didėjantis greitis. Po 10 sekundžių jūs jau skriejate 98 metrais per sekundę. Tai greičiau nei lekiantis automobilis greitkelyje. Po minutės beveik 600 metrų per sekundę. Greičiau nei garso greitis. Jūs tampate kulka, paleista į žemės širdį. Kiekvieną kartą, kai leidžiatės liftu žemyn dangoraižyje, jūs jaučiate panašų pojūtį, tą trumpą akimirką, kai skrandis pakyla, kai gravitacija tarsi atsileidžia. Bet įsivaizduokite tą pojūtį, tęsiantį ne sekundę, o minutės. Įsivaizduokite kritimą, kuris niekada nesibaigia smūgiu, tik tęsiasi ir tęsiasi, kol pati erdvė tampa jūsų keliu. Bet štai kas stebina, kuo giliau krentate, tuo silpnesnė tampa gravitacija. Ne todėl, kad Žemė baigėsi, priešingai, jūs vis labiau įnirstate į jos masę. Bet gravitacija turi keistą, beveik mistinę savybę, ji veikia tik iš masės esančios žemiau jūsų. Visa uoliena virš jūsų, milijonai tonų akmens ir geležies, nebetraukia jūsų žemyn. Ji traukia į visas pusės vienodai, todėl jos poveikis panaikinamas. Tarsi Žemė pamažu išnyksta aplink jūs, palikdama tik centrą kaip gravitacijos šaltinį. Įsivaizduokite, kad esate apsupti žmonių stadione. Jei visi stumia jūs iš visų pusių vienodai, jūs nejudate. Jų jėgos panaikinamos. Tas pats vyksta su gravitacija. Kuo giliau krentate, tuo daugiau masės lieka virš jūsų ir ji atšaukia dalį traukos žemyn. Po 5 minučių jūs esate 100 km po žemę. Jūsų greitis 2000 metrų per sekundę. Tai 7200 km per valandą, greičiau nei bet kuris reaktyvinis lėktuvas. Bet gravitacija jau silpnesnė, ne 9,8, o 9,1 metras per sekundę. Po 10 minučių 200 km gylyje. Greitis 4000 metrų per sekundę. Gravitacija 8,5 metrai per sekundę. Žemė virš jūsų dabar sveria daugiau nei Žemė žemiau jūsų ir ji pradeda traukti atgal. Po 21 minutės ir 6 sekundžių jūs pasiekėte Žemės centrą. Čia jūsų greitis maksimalus – 7778 metrai per sekundę. Tai 28 000 km per valandą, beveik 23 kartus greitesnis už garsą, beveik 2,5 karto greitesnis nei kosminis laivas orbitoje. Bet čia gravitacija yra nulinė. Visiškai nulinė. Jūs esate centre sferos ir visa masė aplink jūs traukia vienodai į visas pusės. Jėgos panaikinamos. Jūs plaukiate, lyg būtumėte kosmose, nors esate 6000 km po žemę, apsupti geležies ir nikkelio, kurio temperatūra 6000 laipsnių Celsijaus. Kiekvieną kartą, kai plaukiate baseine ir neri į dugną, jūs jaučiate panašų efektą, tą akimirką, kai pasiekėte giliausią tašką ir pradedate kilti.
Bet įsivaizduokite, kad tas dugnas yra ne betonas, o pati erdvės geometrija, o jūsų kilimas ne jūsų pastangos, o gravitacijos inversija. Bet jūsų greitis neišnyksta. Jūs vis dar skriejate 28 000 km/h ir dabar gravitacija pradeda jūs stabdyti. Netraukti žemyn, stabdyti. Masė, kuri anksčiau buvo žemiau jūsų, dabar yra virš jūsų ir ji traukia jūs atgal. Jūs lėtėjate simetriškai, tarsi filmas būtų atsuktas atgal. Po dar 21 minutės ir 6 sekundžių jūs išnyrate kitoje žemės pusėje su nuliniu greičiu, sustojate ore vienai akimirkai, tada krentate atgal. Tai nėra paprastas kritimas. Tai harmoninis sviravimas, gravitacinis švytuoklis, kurio periodas 84 minutės 24 sekundės. Tai Žemė, grojanti savo natūralią notą. Tai visatos simfonija, kur kiekviena planeta turi savo dažnį, savo ritmą, savo muziką. Ir štai filosofinis klausimas, kuris palieka jūs kabantį ore, ar šis ritmas egzistuoja tik matematikoje, ar jis yra tikras, įrašytas į erdvės audinį? Ar skaičius 42 minutės 12 sekundžių yra tik žmogaus išradimas ar visatos atradimas? Ar gravitacija groja šią melodiją, net kai niekas neklauso? Bet kas iš tikrųjų vyksta po žemę, kai jūs krentate? Ne metafora. Ne analogija. Tikroji fizika, paslėpta po skaičiais ir lygtimis. Įsivaizduokite, kad galėtumėte matyti gravitaciją ne kaip nematomą jėgą, o kaip šviesos linijas persmelkiančias Žemę. Kiekviena linija – tai kelias, kurio masė liepia erdvei linkti. Centre šios linijos susitinka iš visų pusių, sukurdamos tobulą simetriją, tobulą pusiausvyrą. Jūs krentate ne žemyn, jūs sekate šias linijas, tarsi traukinys bėgiais, kurie veda per planetą. Ir štai kas stulbina, šie bėgiai nėra tiesi. Jie yra kreivė, harmoninga kreivė, kuri prasideda viename taške ir baigiasi kitame per tiksliai apskaičiuotą laiką. Gravitacija nežino, kas yra viršus ar apačia. Jei egzistuoja tik centras ir atstumas nuo jo. Viskas kita – tik žmogiška iliuzija. Kiekvieną kartą, kai tampate gumą, jūs jaučiate panašų principą. Guma priešinasi, kol pasiekėte tam tikrą tašką, tada ji traukia jūs atgal su jėga, proporcinga ištempimui. Tas pats su gravitacija tunelį, kuo toliau nuo centro, tuo stipresnė trauka atgal. Bet skirtingai nei guma, gravitacija niekada nepertempia. Ji visada grąžina jūs tiksliai į pradinį tašką su nuliniu greičiu. Tobula harmonija. Matematika čia tampa poezija. Lygtis aprašanti jūsų judėjimą tunelį yra ta pati, kuri aprašo švytuoklį, svirduojančią stygą, net elektromagnetinės bangas. Fizikai vadina ją antrosios eilės diferencialinę lygtimi su harmoninio osciliatoriaus sprendimu. Bet už šių žodžių slypi universalus principas, kai sistema yra simetriška, kai jėga proporcinga poslinkiui, atsiranda sviravimas. Ir šis sviravimas visada turi natūralų periodą, laiką, per kurį sistema grįžta į pradinę būseną. Žemei šis periodas yra 42 minutės 12 sekundžių. Ne todėl, kad kažkas taip nusprendė. Todėl, kad Žemės masė 6,5 septintilionai kilogramų ir jos spindulys 6371 km kartu su gravitacijos konstanta sukuria šį skaičių. Pakeiskite bet kurį parametrą ir laikas pasikeistų. Bet kol Žemė lieka tokia, kokia yra, šis skaičius išlieka nekintamas. Įsivaizduokite laikrodį, kurio mechanizmas yra visa planeta. Kiekvienas kūnas, krintantis per tunelį, yra kaip laikrodžio švytuoklis, tiksliai atmatuojantis sekundės. Tik šis laikrodis neturi pavarų, spyruoklių, trinties. Jis turi tik gravitaciją, tyriausią, elegantiškiausią jėgą visatoje. Ir jis veikia tobulai, amžinai, niekada nesustodamas. Kai sukate vaikus karuselėje, jūs jaučiate tą patį dėsnį, centrinę jėgą, kuri priklauso nuo greičio ir spindulio. Sustabdykite karuselę ir jėga išnyksta. Bet gravitacija niekada nesustoja. Ji yra amžinas variklis, amžinas ritmas, įrašytas į pačią erdvės struktūrą. Dabar giliau. Kodėl gravitacija silpnėja, kai krentate žemyn? Čia slypi vienas gražiausių geometrijos paradoksų.
Įsivaizduokite Žemę kaip begalę sluoksnių, kaip svogūną sudėtą iš milijonų plonų lukštų. Kai stovite ant paviršiaus, visi šie sluoksniai yra žemiau jūsų ir jų bendra masė traukia jūs žemyn. Bet kai įšokate į tunelį ir pradedate kristi, kai kurie sluoksniai lieka virš jūsų. Ir štai stebuklas, tie viršutiniai sluoksniai nebetraukia jūsų žemyn. Jie traukia aukštyn. Ne, tai ne klaida. Gravitacija veikia į visas puses. Masė virš jūsų traukia jūs atgal į viršų, masė žemiau, žemyn. Bet kadangi esate sferos viduje, viršutinių sluoksnių poveikis pasiskirsto simetriškai ir panaikinamas. Lieka tik masė, esanti arčiau centro nei jūs. Ir kuo giliau krentate, tuo mažiau masės lieka aktyvios. Tarsi planeta pamažu išsijunginėtų aplink jūs, sluoksnis po sluoksnio. Kai pasiekėte centrą, nelieka jokios masės žemiau jūsų. Visa Žemė yra aplink jūs, traukdama vienodai į visas puses. Jėgos kompensuojasi tobulai. Gravitacija tampa nulinė. Bet jūsų greitis 28 000 km/h išlieka, nes energija niekur nedingsta. Kinetinė energija, kurią įgijote krisdami, dabar neša jūs toliau per centrą į kitą pusę. Kiekvieną kartą, kai sukate ratą ant virvės, jūs jaučiate panašų efektą. Virvė traukia jūs į centrą, bet jūsų greitis neša jūs į priekį. Šios dvi jėgos, centrinė trauka ir inercija, sukuria apskritimą. Dabar įsivaizduokite, kad virvė pamažu trumpėja, kol jūs artėjate prie centro. Jūsų greitis didėja, bet trauka silpnėja. Ties centru virvė išnyksta, bet jūs vis dar skriejate. Tas pats vyksta tunelį, gravitacija yra virvė, kuri pamažu išnyksta, bet jūsų judėjimas tęsiasi. Šis principas vadinamas Gauso dėsniu gravitacijai. Jis teigia, kad gravitacinis laukas bet kuriame taške priklauso tik nuo masės esančios arčiau centro nei tas taškas. Visa išorinė masė, nesvarbu, kiek jos būtų, neturi jokio poveikio. Tai vienas elegantiškiausių simetrijos pavyzdžių fizikoje. Ir jis veikia ne tik Žemei, bet kuriai sferai, bet kuriai planetai, net žvaigždėms. Įsivaizduokite, kad gyvenate milžiniškoje tuščiavidurėje sferoje, tarkim, Daisono sferoje aplink žvaigždę. Jei stovėtumėte ant vidinės sferos sienos, jaustumėte nulinę gravitaciją, nepaisant to, kad virš jūsų būtų milijonai tonų medžiagos. Visa ta masė trauktų jūs vienodai į visas puses ir jėgos panaikintų viena kitą. Jūs plaukiotumėte, tarsi būtumėte kosmose. Tas pats principas veikia Žemės centre, tik ten jūs nepastovite, o skriejate maksimaliu greičiu. Kai stovite kambario centre ir žmonės stumia jūs iš visų pusių vienodai, jūs nejudate. Jų jėgos balansuoja. Gravitacija daro tą patį, ji balansuoja save, kai esate sferos centre. Tai ne magija. Tai geometrija. Bet kodėl laikas tas pats bet kuriam tuneliu? Čia matematika tampa beveik mistinė. Įsivaizduokite du tunelius, vieną per Žemės centrą, tiesų, ilgiausia 12 742 km. Kitą įstrižai, tarkim, iš Paryžiaus į Sidnėjų, trumpesnį, galbūt 10 000 km paviršiumi, bet tik 8 000 per akordą. Logika sako, trumpesnis tunelis, trumpesnis laikas. Bet gravitacija neseka žmogiškos logikos. Trumpesnėme tunelį jūs niekada nepasiekėte Žemės centro. Jūsų giliausias taškas yra, tarkim, 2000 km po Žemę. Ten gravitacija silpnesnė, ne visa Žemės masė veikia jūs, o tik dalis. Todėl jūs greitėjate lėčiau. Maksimalus greitis mažesnis. Bet atstumas taip pat trumpesnis. Ir štai stebuklas, šie du efektai, mažesnis greitis ir trumpesnis atstumas, tiksliai kompensuoja vienas kitą. Laikas išlieka tas pats. Tai tarsi bėgimas skirtingais maršrutais. Vienas maršrutas, tiesus, bet per kalną. Jūs bėgate lėtai, nes kelias status. Kitas maršrutas, aplink kalną, ilgesnis, bet lygus. Jūs bėgate greičiau. Kartais abu maršrutai užtrunka vienodai. Gravitacija daro tą patį su erdve, ji kuria kalnus ir slėnius, ir skirtingi keliai per juos gali būti lygiaverčiai laiko atžvilgiu.
Matematiškai tai išplaukia iš to, kad gravitacija proporcinga atstumui nuo centro. Kuo arčiau centro, tuo stipresnė. Kuo toliau, tuo silpnesnė. Ši proporcija, tiesinė, ne kvadratinė, sukuria harmoniją. Jei gravitacija mažėtų pagal atstumo kvadratą, kaip tarp atskirų objektų kosmose, šis efektas neveiktų. Bet sferos viduje gravitacija tiesinė ir tai sukuria tobulą simetriją. Kiekvieną kartą, kai lipdami laiptais pasirenkate tarp stataus trumpo kelio ir nuožulnaus ilgo, jūs sprendžiate panašią problemą. Kartais abu keliai užtrunka vienodai, nes tai, ką laimite greityje, pralaimite atstumo. Gravitacija žino šį principą intuityviai, jis sukuria erdvės geometriją, kurioje visi keliai per centrą yra lygiaverčiai. Ir štai filosofinis klausimas, ar ši simetrija yra atsitiktinumas ar fundamentalus visatos principas? Ar Žemė žino, kad turi būti simetriška? Ar gravitacija pasirenka harmoniją? Fizikai sakytų, kad tai tiesiog matematikos pasekmė. Bet galbūt matematika pati yra visatos būdas pasirinkti grožį. Kai renkate trumpiausią kelią į darbą, jūs intuityviai skaičiuojate laiką, ne atstumą. Gravitacija daro tą patį, ji optimizuoja ne kelią, o laiką. Ir rezultatas yra harmonija, kuri pranoksta žmogiškąjį supratimą. Dabar įsivaizduokite, kas nutiktų, jei tunelis būtų ne vakuume, o pilnas oro. Viskas pasikeistų. Oro pasipriešinimas sustabdytų jūs per kelias minutes. Jūs niekada nepasiektumėte centro, niekada neišnirtumėte kitoje pusėje. Vietoj harmoningo svyravimo, tik trumpas kritimas ir staigus sustojimas. Gravitacijos poezija pavirstų proza. Bet vakuume, tobuloje tuštumoje, jūs taptumėte amžinų keliautoją. 42 minutės žemyn, 42 minutės aukštyn. Vėl ir vėl. Jūsų trajektorija būtų tobula sinusoidė, banga, svyruojanti per planetą. Ir ši banga niekada nesustotų, nes nėra trinties, nėra energijos nuostolių. Jūs taptumėte dalimi Žemės, dalimi jos gravitacinio lauko, dalimi jos kosminio ritmo. Tai primena, kaip švytuoklis vakuume svyruotų amžinai. Kiekvienas svyravimas identiškas paskutiniam. Kiekvienas periodas tiksliai tas pats. Nėra lėtėjimo, nėra sustojimo. Tik amžinas judėjimas, amžina harmonija. Žemės tunelis būtų tas pats, tik milijoną kartų didesnis, milijoną kartų greitesnis, milijoną kartų įspūdingesnis. Ir štai galutinis paradoksas, šis amžinas judėjimas nereikalautų jokios energijos. Jūs nekristumėte dėl kuro, ne dėl variklio, ne dėl išorinės jėgos. Tik dėl to, kad kartą šokote į tunelį. Ta pradinė potenciali energija, jūsų padėtis ant Žemės paviršiaus, pasivertė kinetinę energiją kritimo metu, tada vėl potencialinę energiją kitoje pusėje. Ir šis ciklas kartojasi amžinai. Energija niekur nedingsta, tik keičia formą. Kiekvieną kartą, kai stūmėte vaikus supynėse, jūs matote tą patį principą. Vienas stūmis ir jie sūpuojasi minutėmis, kol trinties nepalengva sustabdo. Bet jei nebūtų trinties, jie sūpuotųsi amžinai. Tas pats su Žemės tuneliu, vienas šuolis ir jūs keliaujate amžinai, niekada nesustodami, niekada nelėtėdami, niekada nekeisdami periodo. Tai nėra paprastas kritimas. Tai harmoninis svyravimas, įrašytas į pačią erdvės geometriją. Tai visatos būdas pasakyti, aš mėgstu simetriją. Aš mėgstu harmoniją. Aš mėgstu grožį. 42 minutės 12 sekundžių. Šis skaičius dabar skamba kaip visatos širdies plakimas. Jis kartojasi ne todėl, kad mes jį pasirinkome, o todėl, kad Žemė jį pasirinko. Jos masė, jos spindulys, jos gravitacija, visi kartu sukuria šį ritmą. Ir šis ritmas yra universalus, nekintamas, amžinas. Bet kas nutiktų, jei Žemė būtų kitokia? Jei ji būtų dvigubai masyvesnė? Tuomet gravitacija būtų stipresnė, kritimas greitesnis, laikas trumpesnis. Jei ji būtų dvigubai didesnė, tuomet atstumas ilgesnis, bet gravitacija silpnesnė ir vėl laikas pasikeistų. Kiekviena planeta turi savo gravitacinį parašą, savo natūralų periodą, savo kosminio švytuoklio ritmą. Marsui šis laikas būtų maždaug 50 minučių.
Jupiteriui apie valandą. Mažai žvaigždei galbūt kelios minutės. Kiekvienam dangaus kūnui sava harmonija, sava muzika. Ir visų šių melodijų šaltinis tas pats – gravitacija, geometrija, erdvės kreivė. Įsivaizduokite simfoniją, kurioje kiekvienas instrumentas groja skirtingą notą, bet visos kartu sukuria harmoniją. Planetos yra tie instrumentai, gravitacija, dirigentas, o visata – koncertų salė. Mes girdime tik vieną notą – Žemės 42 minutės 12 sekundžių. Bet ten, kosmose, skamba visa simfonija. Kai klausotės orkestro, kiekvienas instrumentas turi savo dažnį, bet kartu jie sukuria akordą. Tas pats su planetomis, kiekviena turi savo gravitacinį dažnį, bet kartu jos sudaro kosminę harmoniją. Ir mes esame dalis šios muzikos, nors to nesuvokiame. Ir galbūt didžiausias paradoksas yra tai, kad mes niekada neišgirsime šios muzikos. Mes niekada neprašverpsime tunelio per Žemę, niekada nepatirėme šio kritimo, niekada nepamatysime gravitacijos linijų persmelkiančių planetą. Bet matematika leidžia mums tai įsivaizduoti. Lygtys leidžia mums tai apskaičiuoti. Ir vaizduotė leidžia mums tai pajusti. Ar tai reiškia, kad šis eksperimentas nėra tikras? Ne. Jis tikras matematikos prasme. Jis tikras fizikos prasme. Jis tikras tuo, kad atskleidžia fundamentalią tiesą apie visatą, kad gravitacija nėra jėga, o geometrija. Kad erdvė nėra tuščia, o kupina kreivių, kelių, trajektorijų. Kad kiekvienas kritimas yra kelionė, kiekvienas judėjimas, šokis, kiekvienas sviravimas, daina. Tai nėra paprastas kritimas. Tai harmoninis sviravimas, kuris egzistuoja ne tik Žemėje, bet kiekvienoje planetoje, kiekvienoje žvaigždėje, kiekviename dangaus kūne. Tai universali kalba, kurią kalba visata. Ir mes, žmonės, tik pradedame ją suprasti. Bet kas jungia kritimą per Žemę su atomu, svyruojančiu kristale? Kas jungia švytuoklį katedroje su galaktika, besisukančia kosmose? Atsakymas slypi ne dalyje, o visumoje, ne konkrečioje sistemoje, o universaliame principe, kuris persmelkia viską nuo mažiausios dalelės iki didžiausios struktūros. Mes kalbėjome apie tunelį, apie 42 minutės 12 sekundžių, apie gravitacijos geometriją. Bet dabar matome, tai nėra tik Žemės istorija. Tai visatos istorija, pasakota per vieną planetą. Kiekvienas sviravimas gamtoje, ar tai elektronas šokinėjantis tarp energijos lygių ar žvaigždė, pulsuojanti prieš sprogimą, paklūsta tai pačiai matematimai, tam pačiam ritmui, tam pačiam fundamentaliam dėsniui. Harmoninis osciliatorius nėra fizikos sąvoka. Tai visatos kalba. Ir kai išmokstate šią kalbą, pradedate matyti pasaulį ne kaip atsitiktinių įvykių chaosą, o kaip simfoniją, kurioje kiekviena nata turi savo vietą, savo laiką, savo prasmę. Kai tampote gumą ir paleidžiate, ji virpa tam tikrų dažnių, ne atsitiktinių, o nulemtų jos ilgio, įtampos, masės. Tas pats principas veikia Žemės tunelį. Tas pats principas veikia stygą smuike. Tas pats principas veikia šviesos bangas, sklindančias per erdvę. Visur ta pati lygtis, tas pats sprendimas, ta pati harmonija. Fizikai tai vadina universalumu. Kai tas pats matematinis modelis aprašo visiškai skirtingus reiškinius, nuo kvantinės mechanikos iki kosmologijos, tai nėra sutapimas. Tai ženklas, kad esame prisilietę prie kažko fundamentalaus, kažko, kas egzistuoja už konkrečių sistemų, už konkrečių skaičių. Harmoninis osciliatorius yra vienas tokių universalių modelių. Jis pasirodo visur, kur yra pusiausvyra ir nedidelis poslinkis nuo jos. Įsivaizduokite rutulį duobėje. Pastumėte jį, jis riedės aukštyn, sustoja, grįžta atgal, vėl kyla. Svyruoja. Dabar įsivaizduokite elektroną atome, jis svyruoja tarp energijos lygių, sugerdamas ir išspinduliuodamas fotonus. Dabar įsivaizduokite visą žvaigždę, jos branduolys pulsuoja, plečiasi ir traukiasi, sukurdamas bangą, kuris sklinda per visą žvaigždę. Skirtingi mastai, skirtingos jėgos, bet ta pati matematika. Grįžkime prie Žemės tunelio, bet dabar žiūrėkime plačiau. Mes sakėme, 42 minutės 12 sekundžių, tai Žemės natūralus periodas. Bet kas yra natūralus periodas? Tai laikas, per kurį sistema, išvesta iš pusiausvyros, grįžta į pradinę būseną.
Kiekviena sistema turi tokį periodą. Kiekviena struktūra visatoje turi savo ritmą. Jūsų širdis plaka maždaug kartą per sekundę, tai jos natūralus periodas, nulemtas raumenų dydžio, elektrinių impulsų greičio, kraujo slėgio. Jei širdis svyruotų greičiau ar lėčiau, sistema žlugtų. Tas pats su Žemės tuneliu, 42 minutės 12 sekundžių nėra atsitiktinumas. Tai rezonansas, natūrali dažnis, kuriuo planeta nori svyruoti. Kai stumėte vaikus supynėse, jūs greitai išmokstate jų natūralų periodą. Jei stumėte per dažnai, jūs trukdote. Jei per retai, jie sustoja. Bet jei stumėte tiksliai rezonanso dažniu, kiekvienas stumis prideda energijos ir jie sūpuojasi vis aukščiau. Tas pats principas veikia visur nuo tiltų, griūvančių nuo vėjo rezonanso, iki atomų, sugeriančių šviesą tiksliai rezonansinėje dažnyje. Žemės tunelis yra tobulas rezonanso pavyzdys. Jei galėtumėte stumti kritantį objektą tiksliai tinkamų dažnių, kas 42 minutės 12 sekundžių, jūs pridėtumėte energijos sistemai. Objektas svyruotų vis plačiau, vis greičiau. Bet kadangi nėra išorinės jėgos, nėra trinties, sistema išlieka stabili, amžinas, nekintamas svyravimas. Dabar pakilėkime dar aukščiau. Kodėl visata mėgsta harmoniją? Kodėl visur matome svyravimus, periodiškumą, ritmą? Atsakymas slypi energijos minimumo principe. Gamta visada ieško būdų minimizuoti energiją, pasiekti stabilumą. Ir harmoninis svyravimas yra vienas efektyviausių būdų tai padaryti. Kai rutulis duobėje svyruoja, jo bendra energija, kinetinė plus potencialinė, išlieka pastovi. Energija niekur nedingsta, tik keičia formą. Žemiausiame taške visa energija yra kinetinė, maksimalus greitis. Aukščiausiame taške visa energija yra potencialinė, nulinis greitis. Tarp šių kraštutinumų energija plaukia pirmyn ir atgal, kaip vanduo tarp dviejų indų. Tas pats vyksta Žemės tunelyje. Ant paviršiaus jūs turite maksimalią potencialinę energiją, jūsų padėtis gravitacinėme lauke. Kai krentate, ši energija virsta kinetinė, greičiu. Centre visa energija yra kinetinė. Kitoje pusėje vėl potencialinė. Ir ciklas kartojasi. Energija niekur nepasimeta, nes nėra trinties. Ji tik šoka tarp dviejų formų, amžinai, tobulai, harmoningai. Kiekvieną kartą, kai supate vaikus ant karuselės, jūs duodate jiems energiją. Jei nebūtų trinties, ta energija išliktų amžinai, karuselė suktųsi ir suktųsi. Bet trinties yra, todėl energija pamažu virsta šiluma, garsu, vibracijomis. Sistema lėtėja. Bet Žemės tunely, vakuume, nėra kur energijai dingti. Ji lieka sistemoje, užtikrina amžiną judėjimą. Ir štai filosofinis klausimas, ar energijos išsaugojimas yra fizikos dėsnis, ar visatos pasirinkimas? Ar gamta nusprendė, kad energija negali dingti, ar tai tiesiog matematikos pasekmė? Fizikai sakytų, tai fundamentalus principas, išplaukiantis iš laiko simetrijos. Bet galbūt simetrija pati yra visatos būdas pasakyti, aš esu harmoninga. Aš esu nuosekli. Aš esu graži. Dabar sujunkime viską. Žemės tunelis. Švytuoklis katedroje. Atomai kristale. Žvaigždės pulsacijos. Galaktikų sukimasis. Visi šie reiškiniai, skirtingi mastai, skirtingos jėgos, skirtingos sistemos, bet visi paklūsta tam pačiam principui. Harmoninis osciliatorius. Svyravimas apie pusiausvyrą. Energijos konversija tarp kinetinės ir potencialinės. Natūralus periodas nulemtas sistemos parametrų. Tai nėra atsitiktinumas. Tai universalus visatos bruožas. Kur tik yra stabilumas ir nedidelis poslinkis, atsiranda svyravimas. Kur tik yra svyravimas, atsiranda periodas. Kur tik yra periodas, atsiranda harmonija. Ir ši harmonija jungia viską nuo mažiausio iki didžiausio, nuo greičiausio iki lėčiausio, nuo paprasčiausio iki sudėtingiausio. Kai žiūrite į laikrodžio švytuoklį, jūs matote tą patį principą, kuris valdo neutroninių žvaigždžių pulsacijas. Kai klausotės muzikos, jūs girdite tas pačias dažnių santykius, kurios egzistuoja tarp planetų orbitų.
kai jaučiate savo širdies plakimą, jūs jaučiate tą patį ritmą, kuris persmelkia visą gyvybę, visą materiją, visą visatą. Gravitacija nėra jėga. Ji yra geometrija. Bet dabar matome, geometrija nėra tik forma. Ji yra ritmas. Ji yra harmonija. Ji yra būdas, kuriuo visata organizuoja save, kuria tvarką iš chaoso, grožį iš paprastumo. Ir štai galutinė įžvalga – 42 minutės 12 sekundžių nėra tik skaičius. Tai simbolis. Simbolis universalumo, simetrijos, harmonijos. Simbolis to, kad visata nėra atsitiktinė. Kad už kiekvieno reiškinio slypi tvarka. Kad už kiekvienos tvarkos slypi matematika. Kad už kiekvienos matematikos slypi grožis. Mes niekada neprašverpsime tunelio per žemę. Mes niekada nepatiriame šio kritimo. Bet mes galime jį suprasti. Mes galime jį apskaičiuoti. Mes galime jį pajusti. Ir suprasdami jį, mes suprantame kažką didesnio, kad esame dalis šios harmonijos, dalis šio ritmo, dalis šios kosminio šokio muzikos. Kiekvieną kartą, kai metate akmenį į orą ir stebite, kaip jis kyla ir krenta, jūs matote tą patį dėsnį, kuris valdytų kelionę per Žemės centrą. Kiekvieną kartą, kai jaučiate savo širdies plakimą, jūs jaučiate tą patį ritmą, kuris persmelkia žvaigždes. Kiekvieną kartą, kai klausotės muzikos, jūs girdite tą pačią harmoniją, kuri organizuoja atomus, molekulės, planetas, galaktikas. Gravitacija nėra jėga. Ji yra kelias. Bet dabar matome, kelias nėra tik trajektorija. Jis yra melodija. Melodija, kurią visata groja nuo didžiojo sprogimo iki šios akimirkos. Melodija, kurios dalis esame mes visi, kiekvienas atomus mūsų kūne, kiekvienas žingsnis, kurį žengėte, kiekvienas kvėpavimas, kurį darote. Ir galbūt didžiausias klausimas nėra, kaip veikia gravitacija, o kodėl ji tokia graži? Kodėl matematika, aprašanti kritimą, yra tokia elegantiška? Kodėl lygtys, aprašančios svyravimą, yra tokios simetriškos? Kodėl visata pasirinko harmoniją, o ne chaosą? Galbūt atsakymas slypi ne fizikoje, o filosofijoje. Galbūt grožis nėra atsitiktinė visatos savybė, o jos esmė. Galbūt harmonija nėra tai, ką visata sukuria, o tai, kas ji yra. Galbūt mes ieškome atsakymų ne ten, kur reikia, ne išorėje, o viduje. 42 minutės 12 sekundžių. Paskutinį kartą pakartokime šią mantrą. Ne kaip faktą, o kaip maldą. Ne kaip skaičių, o kaip simbolį. Simbolį to, kad visata kalba su mumis. Kad ji rodo mums savo paslaptis. Kad ji kviečia mus suprasti, stebėtis, gėrėtis. Ir kai kitą kartą žiūrėsite į žvaigždėtą dangų, prisiminkite, tos pačios jėgos, kurios laiko žvaigždes orbitose, laikytų jūs svyruojantį per Žemės centrą. Tas pats dėsnis, kuris valdo galaktikas, valdo jūsų kritimą. Ta pati harmonija, kuri organizuoja kosmosą, organizuoja kiekvieną jūsų ląstelę. Mes esame neatskirti nuo visatos. Mes esame jos dalis. Ir suprasdami gravitaciją, ne kaip jėgą, o kaip geometriją, ne kaip trauką, o kaip kelią, ne kaip dėsnį, o kaip harmoniją, mes suprantame save. Mes suprantame savo vietą šiame begalinėme šokyje, šioje amžinoje simfonijoje, šioje kosminio grožio melodijoje. Ar gravitacija yra jėga? Ne. Ar ji yra geometrija? Taip. Bet ar ji yra kažkas daugiau? Ar ji yra visatos būdas pasakyti, aš esu čia. Aš esu harmoninga. Aš esu graži. Ir tu esi mano dalis? Ar prisimename, kaip pradėjome? Laikas nėra tai, ką matote laikrodyje. Dabar, po šios kelionės per skaičius, istoriją, geometriją, harmoniją, matome, laikas yra kažkas neapsakomai gilesnio. Jis yra būdas, kuriuo visata organizuoja save į ritmą, į melodiją, į šokį. 42 minutės 12 sekundžių, šis skaičius, kuris atrodė toks konkretus, dabar skamba kaip koanas, kaip Zeno mįslė. Ne atsakymas, o klausimas. Ne pabaiga, o pradžia. Ne tiesa, kurią galima suprasti, o tyla, kurią galima tik pajusti.
Kiekvieną kartą, kai laikote rankoje obuolį prieš įkandant, jūs laikote objektą, kuris žino apie Žemės centrą 6371 km žemiau. Kiekvienas jo atomas jaučia tą patį kelią, kurį nueitų per planetą, ne todėl, kad kas nors jam liepė, o todėl, kad erdvė aplink Žemę yra išlenkta ir obuolys tiesiog seka natūraliu keliu šioje kreivėje. Jis krenta taip, kaip upė teka ne dėl jėgos, o dėl formos, dėl geometrijos, dėl to, kad pati erdvė jam šnabžda, eik šiuo keliu, tai tavo namai. Bet kas yra erdvė? Ne tuščia arena, kurioje vyksta įvykiai. Ne fonas, ant kurio piešiama realybė. Erdvė pati yra dalyvis, aktyvus veikėjas, kuris lenkiasi, vingiuoja, šoka kartu su materija. Einšteinas parodė, erdvė yra audinys, kuris gali būti temptas, glemžiamas, virpinamas. Ir gravitacija yra ne jėga, veikianti per šį audinį, o paties audinio forma, jo kreivė, jo daina. Žemės tunelis – tai ne skylė planetoje. Tai kelias per erdvės geometriją, kelias, kuris egzistuoja net jei tunelio nėra, nes geometrija egzistuoja visada, visur, nepriklausomai nuo to, ar mes ją matome ar ne. Kai užsimerkėte ir įsivaizduojate šį tunelį, jūs neišgalvojate jo, jūs atrandate jį, nes jis jau ten įrašytas į pačią erdvės struktūrą, laukiantis būti suprasta. Ir štai kyla klausimas, kuris neturi atsakymo, bet turi begalę atspindžių. Kodėl visata pasirinko būtent tokią geometriją? Kodėl gravitacija veikia per erdvės kreivę, o ne per tiesioginę trauką? Kodėl harmonija, simetrija, grožis yra įrašyti į pačius fundamentaliausius dėsnius? Ar tai atsitiktinumas, ar būtinybė? Ar visata galėjo būti kitokia, chaotiška, asimetriška, beformė? Ar šie principai yra vieninteliai įmanomi, vienintelis būdas, kuriuo realybė gali egzistuoti? Galbūt klausimas ne, kodėl visata tinkama mums, o kodėl mes tinkame visatai. Galbūt sąmonė, gebėjimas stebėti, suprasti, stebėtis nėra atsitiktinis šalutinis produktas, o fundamentali visatos savybė, būdas, kuriuo ji pažįsta pati save? Kai stebite saulėlydį ir jaučiate tą neapsakomą jausmą, ne tik malonumą, bet kažką gilesnio, kažką, kas priartina prie ašarų, ar tai tik cheminės reakcijos jūsų smegenyse, ar tai visatos būdas atpažinti save per jūs, pajusti savo grožį per jūsų akis, per jūsų širdį? 42 minutės 12 sekundžių. Šis skaičius dabar atrodo kaip atsakymas į klausimą, kurio niekada neužduodame. Kaip sprendimas problemos, kurios nežinome turintys. Kaip raktas į duris, kurių nematome. Bet galbūt būtent taip veikia tikroji pažintis, ne kaip atsakymų kaupimas, o kaip klausimų gilinimas. Ne kaip tamsų nušvietimas, o kaip šviesos prigimties supratimas. Ne kaip paslapties išsprendimas, o kaip jos grožio atpažinimas. Kas yra laikas? Mes sakome 42 minutės, tarsi žinotume, ką tai reiškia. Bet laikas teka skirtingai gravitacinėme lauke, kuo arčiau masės, tuo lėčiau. Jūsų galva sensta greičiau nei jūsų kojos, nes ji toliau nuo Žemės centro. Skirtumas mikroskopinis, bet realus. Tai reiškia, kad 42 minutės 12 sekundžių, šis tikslus skaičius, iš tikrųjų priklauso nuo to, kur jūs matuojate, kaip jūs stebite, kas jūs esate. Kiekvieną kartą, kai žiūrite į laikrodį ir sakote, dabar yra 3 valanda, jūs dalyvaujate kolektyvinėje iliuzijoje, ne todėl, kad laikas neegzistuoja, o todėl, kad dabar nėra universalus. Jūsų dabar skiriasi nuo dabar žmogaus skriejančio lėktuvu, nuo dabar astronauto kosmose, nuo dabar fotono skriejančio šviesos greičiu, kuriam laikas visai nesukasi. Visata neturi vieno laikrodžio. Ji turi begalę laikrodžių, kiekvienas tiktantis savo ritmų ir visi kartu sukuriantys simfoniją, kurią vadiname laiku. Bet galbūt giliausias klausimas yra ne apie gravitaciją, ne apie laiką, ne apie erdvę. Galbūt giliausias klausimas yra apie mus, kas mes esame šioje visatoje. Ar mes esame stebėtojai, žiūrintys į spektaklį iš šalies? Ar mes esame dalyviai, vaidinantys savo roles? Ar mes esame kažkas daugiau, galbūt būdas, kuriuo visata stebi pati save, supranta pati save, stebisi pati savimi? Kai suprantate, kad kiekvienas atomas jūsų kūne buvo sukurtas žvaigždės viduje, kad jūsų anglies atomai yra milijardų metų senumo, kad jūsų geležis buvo nukalta supernova sprogime, jūs pradedate matyti, nėra sienos tarp jūsų ir visatos. Jūs nesate visatoje kaip daiktas dėžėje.
Jūs esate visata, lokalizuota, susitelkusi, sąmoninga. Jūs esate būdas, kuriuo kosminė dulkė organizavosi į formą, galinčią stebėtis savo kilme, savo grožiu, savo teisnumu. Ir kai suprantate gravitaciją ne kaip jėgą, kuri jūs slegia, o kaip geometriją, kuri jūs veda, jūs pradedate matyti, kiekvienas jūsų žingsnis yra šokis su erdve. Kiekvienas kvėpavimas yra mainai su atmosfera, kuri egzistuoja tik todėl, kad gravitacija laiko ją prie planetos. Kiekviena mintis yra elektrinių impulsų šokis neuronuose, kurie egzistuoja tik todėl, kad atomai yra stabilūs, o atomai stabilūs tik todėl, kad fundamentalios jėgos, įskaitant gravitaciją, yra subalansuotos su neįtikėtinu tikslumu. Jūs esate stebuklas. Ne metaforiškai. Tikrai. Tikimybė, kad visata būtų tokia, kokia reikia, kad jūs galėtumėte egzistuoti, yra tokia maža, kad beveik lygi nuliui. Bet štai jūs esate. Skaitote šiuos žodžius. Mąstote apie gravitaciją. Stebitės 42 minutėmis 12 sekundžių. Ir pats šis stebėjimasis yra dalis to, kas jūs esate, ne tik biologinė mašina, o kažkas daugiau. Prasmės ieškotojas. Grožio atpažinėjas. Harmonijos klausytojas. Visatos būdas pažinti pati save. Ar yra prasmė? Ar visata turi tikslą, ar ji tiesiog yra? Ar 42 minutės 12 sekundžių reiškia kažką, ar tai tik skaičius, išplaukiantis iš kitų skaičių? Fizika negali atsakyti į šiuos klausimus. Ji gali tik aprašyti, kaip veikia dalykai, ne kodėl jie veikia. Ji gali pasakyti, gravitacija lenkia erdvę, bet ne, kodėl erdvė leidžia būti lenkiama. Ji gali apskaičiuoti trajektoriją, bet nepaaiškinti, kodėl trajektorijos egzistuoja, kodėl matematika veikia, kodėl visata yra suprantama. Bet galbūt tai yra ne fizikos trūkumas, o jos grožis. Galbūt mokslas nėra skirtas atsakyti į visus klausimus. Galbūt jo vaidmuo – parodyti mums, kokie gili yra klausimai, kokie sudėtingi yra atsakymai, kiek daug dar nežinome. Kiekvienas atradimas nuo Galilėjaus iki Einšteino neuždarė duris, o atidarė naujas. Kiekviena lygtis neišsprendė mįslę, o atskleidė gilesnes mįsles. Kiekvienas atsakymas tapo naujų klausimų. Ir galbūt būtent tai yra visatos dovana mums, ne galutiniai atsakymai, o begalinė kelionė. Ne tikslas, o kelias. Ne paskirtis, o tyrinėjimas. Ne užbaigimas, o tęsinys. Mes niekada neprašverpsime tunelio per žemę. Bet mes galime įsivaizduoti jį. Mes galime apskaičiuoti jį. Mes galime suprasti principus, kurie jį valdytų. Ir šis supratimas ne pabaiga, o pradžia. Pradžia gilesnių klausimų, platesnių perspektyvų, subtilesnių įžvalgų, didesnio stebėjimosi. Kiekvieną kartą, kai išmokstate kažko naujo apie visatą, jūs nesidarote tik protingesni. Jūs tampate gilesni. Jūsų sąmonė išsiplečia. Jūsų gebėjimas stebėtis auga. Ir galbūt būtent tai yra tikroji pažinties prasmė, ne informacijos kaupimas, o transformacija. Ne žinojimas, o tapimas. Ne supratimas, o būtis. Gravitacija nėra jėga. Mes tai žinome dabar. Ji yra geometrija. Ji yra kelias. Ji yra harmonija. Bet galbūt ji yra dar kažkas. Galbūt ji yra metafora. Metafora tam, kaip viskas visatoje yra susiję. Kaip nėra atskirų dalių, tik santykiai. Kaip nėra izoliacijos, tik tarpusavio priklausomybė. Kaip nėra čia ir ten, tik viena nepertraukiama erdvės laiko audinio išraiška, vienas begalinis šokis, viena amžina daina. Kai jaučiate gravitaciją, kai stovite ant žemės ir jaučiate jos tvirtumą po kojomis, jūs jaučiate ne jėgą, traukiančią jūs žemyn. Jūs jaučiate erdvės kreivę, kuri jūs laiko. Jūs jaučiate ryšį su 6371 km planetos po jumis. Jūs jaučiate, kad esate ne ant žemės, o žemėje, žemės dalis, žemės išraiška, žemės būdas patirti save. Ir kai suprantate, kad ta pati geometrija, kuri jūs laiko, laikytų jūs svyruojantį per planetą 42 minutės 12 sekundžių, jūs pradedate matyti, gravitacija nėra apribojimas. Ji yra galimybė.
Ne kalėjimas, o šokio aikštelė. Ne našta, o kvietimas judėti, tyrinėti, būti, gyventi, mylėti, stebėtis. Ar mes kada nors suprasime viską? Ar ateis diena, kai turėsime galutinę teoriją, kuri paaiškina kiekvieną reiškinį, kiekvieną jėgą, kiekvieną dalelę, kiekvieną klausimą? Galbūt. Bet galbūt ne. Galbūt visata yra begalinė ne tik erdvėje ir laike, bet ir sudėtingume, gelmėje, grožyje. Galbūt už kiekvieno atsakymo slypi gilesnis klausimas. Galbūt pažintis nėra kelias į tikslą, o pats kelias yra tikslas, pati kelionė yra prasmė. 42 minutės 12 sekundžių. Paskutinį kartą ištarkime šiuos žodžius. Ne kaip faktą. Ne kaip skaičių. Kaip priminimą. Priminimą, kad visata yra nuostabesnė, nei galime įsivaizduoti. Kad už kiekvieno paprasto reiškinio, kritimo, svyravimo, sukimosi slypi begalinė gelmė. Kad matematika nėra tik įrankis, o poezija. Kad fizika nėra tik mokslas, o filosofija. Kad gravitacija nėra tik jėga, o meilė, būdas, kuriuo visata laiko save kartu, būdas, kuriuo jis sako, viskas priklauso. Viskas susiję. Viskas yra viena. Ir tu esi dalis šio vieno. Ir kai kitą kartą žiūrėsite į žvaigždėtą dangų, kai jausite vėją veidę, kai girdėsite širdies plakimą krūtinėje, prisiminkite, jūs nesate atskirti nuo viso šio grožio. Jūs esate jo dalis. Jūs esate būdas, kuriuo visata pažįsta pati save. Jūs esate akys, kuriomis jį žiūri. Ausys, kuriomis jį klauso. Širdis, kurią jį jaučia. Protas, kuriuo jį mąsto. Sąmonė, kuria jį stebisi. Gravitacija nėra jėga. Ji yra kelias. Ir mes visi einame juo, ne vieniši, o kartu. Ne atsitiktinai, o harmoningai. Ne be prasmės, o kaip dalis didesnio šokio, gilesnės melodijos, amžinos simfonijos, kuri prasidėjo didžiuoju sprogimu ir tęsis, kol paskutinė žvaigždė užges, kol paskutinis atomus išsiskirs, kol paskutinė mintis išnyks tamsoje ar pasivers šviesa. Bet net tada, net toje galutinėje tyloje ar galutinėme šviesoje, galbūt liks kažkas. Galbūt liks geometrija. Galbūt liks galimybė. Galbūt liks atmintis apie tai, kad kartą, trumpą akimirką kosminėme laike, buvo būtybės, kurios galėjo stebėtis. Kurios galėjo suprasti. Kurios galėjo mylėti grožį, net žinodamos, kad jis laikinas. Kurios galėjo užduoti klausimus, net žinodamos, kad atsakymų nėra. Ir galbūt būtent tai yra didžiausias stebuklas, ne tai, kad visata egzistuoja, o tai, kad ji gali būti suprantama. Ne tai, kad yra dėsniai, o tai, kad mes galime juos atrasti. Ne tai, kad yra harmonija, o tai, kad mes galime ją girdėti. Ne tai, kad yra grožis, o tai, kad mes galime jį matyti, jausti, mylėti. 42 minutės 12 sekundžių. Tiek užtrunka praeiti per Žemės centrą. Bet kiek užtrunka suprasti, ką tai reiškia? Gyvenimas? Amžinybė? Ar galbūt tai klausimas be atsakymo, klausimas, kuris kviečia ne išspręsti, o gyventi? Neužbaigti, o tęsti. Nesuprasti, o stebėtis. Nežinoti, o būti. Ir štai mes čia. Kelionės pabaigoje, kuri yra tik kitos kelionės pradžia. Su daugiau klausimų nei atsakymų. Su didesniu stebėjimuisi nei pradėjome. Su gilesniu supratimu, kad supratimas niekada nėra galutinis, kad kiekvienas atsakymas yra tik naujas klausimas, kad kiekviena pabaiga yra tik nauja pradžia. Gravitacija nėra jėga. Ji yra kvietimas. Kvietimas kristi. Kvietimas skristi. Kvietimas būti. Kvietimas gyventi. Kvietimas mylėti. Kvietimas stebėtis. Kvietimas, kuris skamba kiekviename jūsų žingsnyje, kiekviename kvėpavime, kiekviename širdies plakime, kvietimas būti dalimi šio begalinio šokio, šios amžinos simfonijos, šios kosminio grožio melodijos, kuri niekada nesibaigia, tik keičiasi, transformuojasi, tampa vis gilesnė, vis gražesnė, vis labiau savimi.